Štai kokia iš tikrųjų yra Ankoridžo dvasia. Donaldas Trumpas iš tikrųjų norėjo atiduoti Vladimirui Putinui Donbasą ir Krymą, o derybos su Iranu galutinai žlugo. Paliaubos tarp JAV ir Irano baigėsi. Teheranas vėl uždarė Ormūzo sąsiaurį, neva dėl to, kad Izraelis apšaudė Libano Hezbollah. Tačiau tiesa ta, kad dar prieš kelias valandas iki sąsiaurio uždarimo paaiškėjo, jog derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano Šveicarijoje šiandien buvo galutinai atšauktos. Dabar Donaldas Trumpas tvirtina, kad JAV nebuvo beviltiškoje padėtyje, kai sudarė sandorį su Iranu, tačiau vis dėlto neketina atnaujinti savo blokados prieš Iraną. Tuo tarpu Ukrainos klausimų įvyko netikėtas posūkis. Viena vertus paaiškėjo, kad JAV ir Ukraina pradėjo svarstyti 2 etapų karo nutraukimo susitarimą ir netgi veda uždaras derybas su rusais. O iš kitos pusės, Emanuelis Makronas staiga ėmė dalintis prisipažinimais, kad Donaldas Trumpas buvo įsitikinęs Ukrainos pralaimėjimu ir kad pernai rugpjūtį Ankoridže susitarimas jau beveik gulėjo ant stalo. Trumpas ir Putinas norėjo perduoti Rusijai tas Ukrainos teritorijas, kurios dar net nebuvo užimtos Rusijos kariuomenės. Galiausiai Trumpui nepavyko tiek su Ukraina, tiek su Iranu. Mano vardas Aleksėjus Pičius. Aptarkime abi šias temas kartu šiame laidoje. Tačiau prieš pradėdamas norėčiau paprašyti jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą. Taigi, pradėkime šią laidą nuo Irano temos. Donaldui Trumpui dar nespėjus paskelbti pergalės prieš Iraną, netgi kapituliacijos prieš JAV ir demonstratyviai pasirašyti susitarimo su iraniečiais. Iranas pareiškė, kad šiandien pasitraukė iš derybų ir vėl paskelbė apie Ormūzo sąsiaurio uždarimą. Ir tai būtent tą dieną, kai Ženevoje šalis pagaliau turėjo pasirašyti susitarimų dokumentus dėl karo nutraukimo. Iš anksto pasakysiu, kad šiandien Ženevoje jokio susitikimo neįvyko. Šiandien, birželio 19 dieną, Iranas apribojo laivų judėjimą per Ormūzo sąsiaurį. Sąsiaurio rajone pasigirdo įspėjamieji šūviai, o Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas per radiją paragino laivus nesiartinti prie šios zonos. Tuo pačiu Teheranas pareiškė, kad laivų judėjimas vis dar galimas, tačiau tik tuo atveju, jei iš anksto bus pateikta paraiška Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusui. Jos patvirtinamos tik tuo atveju, jei laikomasi nustatytų reikalavimų, kuriuos, kaip suprantate, nustato Teheranas. Iranas pareiškė, kad tokio sprendimo priežastimi tapo tai, jog šiandien Izraelis surengė virtinę smūgių prieš Libaną, atsakydamas į Hezbollah ataką, per kurią žuvo 4 kariai. Nepaisant JAV ir Irano memorandumo numatančio konfliktų nutraukimą visuose frontuose, įskaitant Libaną, o Teheranas pareiškė, kad nelaikys karo užbaigtų, kol Izraelis neišves visų savo pajėgų iš Libano. Jokinga, kad vos porą valandų iki Irano Ormūzo sąsiaurio uždarimo Donaldas Trumpas viename interviu garsiai ir viešai pareiškė, kad jis jau laimėjo, o Iranas kapituliavo. Trumpas mano, kad Irano pasirašytas memorandumas su Amerika yra besąlygiška kapituliacija. Trumpas pripažino, kad sudarė sandorį tam, kad užkirstų kelią karui peraugti į pasaulinę ekonominę krizę. Ir jis pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos visiškai sutriuškino Iraną karinė prasme. Ir cituojant Trumpą, memorandumas dėl tarpusavio supratimo yra besąlyginė Irano kapituliacija. Be to, karas iš esmės parodė Amerikos karinę galią, pareiškė Trumpas. Ir toliau pateiksiu jo pergalingą citatą. Dar kartą pabrėžiu, turėkite omenyje, kad jis tai pareiškė vos prieš kelias valandas, iki to, kai Iranas šiandien vėl uždarė Ormūzo sąsiaurį. Citata iš Trumpo. Kas dar galėjo surengti tokią blokadą? Aš organizavau jūrų blokadą, per kurią nepraėjo ne vienas laivas, tačiau alternatyvos susitarimui galėjo būti katastrofiškos. Trumpas pareiškė, kad karas iš esmės pademonstravo karinę galią ten dar 2 ar 3 savaitėms ir tęsti jų bombardavimą beveik iki mirties. Tiesa, pareiškė, ką mums tai duos. Ormūzo sąsiauris nebus atidarytas, pas mus karas iš esmės tęsiasi mėnesiais. Kol jūs demonstruojate karinę galią, sistema užsidaro. Būtent tai gali sukelti pasaulinę depresiją. Nors čia pabrėšiu, kad dar iki karo pradžios artimuosiuose rytuose. Vasario mėnesį net jo viceprezidentas J.D. Vance'as perspėjo Donaldui Trumpui, kad Iranas gali užblokuoti Hormūzo sąsiaurį, bet Trumpas to netikėjo. Pareiškė,
Заблокировать армузский пролив. Kad ta pasaulinė depresija, kurią prognozuoja Trumpas, prasidėjo dėl karo, kurį jis pradėjo, parodydamas Amerikos karinę galią. Ir ne ją jis pareiškė, ką šiandien padarė Iranas. Karas iš tikrųjų parodė karinę galią, kurioje jis nesugebėjo laimėti ir nenumatė jos pasiekmių. O Trumpas pareiškė, klausykite, jei būtume toliau bombardavę Iraną, Hormuzo sąsiauris būtų buvęs uždarytas. Teisingai, vėl užblokavo. Karas iš tikrųjų parodė karinę galią, nepaisant visų Trumpo nuolaidų. Atrodytų, Iranas pažeidė net preliminaraus susitarimo sąlygas, vėl užblokavo Hormuzo sąsiaurį. Atėjo laikas veikti, bet ką daryti? Bet ne. Trumpas pareiškė, kad JAV herojiškai viską ištvers ir laikysis susitarimo sąlygų, kurį jis vakar iškilmingai pasirašė Prancūzijoje. Trumpas vėl pareiškė, cituoju, Trumpo karas susilpnino Iraną. Jis nebeturi nei karinių oro pajėgų, nei karinio jūrų laivyno, nei zenitinės technikos, nei radarų. Beveik nieko daugiau. Tačiau tuo pačiu demokratai teigia, kad dabar Iranui gyventi geriau nei prieš 4 mėnesius. Ar galite tai įsivaizduoti? Kaip galima būti tokiais kvailais? Tačiau čia žinoma kyla klausimas, o kas iš tikrųjų yra kvailas visoje šioje istorijoje? Pasak Trumpo, Iranas neva neturi nieko, bet šiandien Iranas blokuoja Hormuzo sąsiaurį. O atsakydamas Donaldas Trumpas pareiškė, cituoju, ne, mes susitikome su iraniečiais ne iš nevilties, tai Iranas buvo nevilties būsenoje, su jais viskas baigta, mes užbaigsime šias 60 dienų. Jie negaus jokių pinigų, ne 10 centų. Jei nesupratote, Trumpas pareiškė, kad nepaisant nieko, jis vienašališkai laikysis būtent šios 60 dienų paliaubos, kuri buvo pasiekta pagal tarpusavio supratimo memorandumą, kurį Iranas jau pažeidė. Tačiau čia labai svarbu suprasti vykstančių įvykių priežastis. Iranas pareiškė, kad užblokavo Hormuzo sąsiaurį. Šiandien dėl to, kad Izraelis apšaudė Libaną. Tačiau šiuo metu Izraelis ir Hezbollah po abipusių smūgių, neva tarpininkaujant Vašingtonui, vėl susitarė dėl paliaubų. Atrodytų, po to Iranas galėtų atšaukti savo veiksmus. Tačiau ne. Iranas neatšaukė blokados nuo Hormuzo sąsiaurio. Tai pirmas dalykas. Antra. Dar prieš kelias valandas iki Izraelio apšaudimo, Libanui tapo žinoma, kad taikos derybos tarp JAV ir Irano, kurios turėjo įvykti šiandien, birželio 19 dieną, Bürgenstock kurorte Šveicarijoje, neįvyks. Apie tai oficialiai pranešė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Be Vašingtono ir Teherano atstovų susitikime planuota dalyvauti ir tarpininkams, ypač Pakistanui ir Katarui. Tikėtasi, kad šalis aptars anksčiau pasirašyto tarpusavio supratimo memorandumo tarp JAV ir Irano įgyvendinimą. Tačiau šis susitikimas žlugo paskutinę akimirką, pabrėžiu, dar iki Izraelio apšaudimų Libane. Baltuosiuose rūmuose prieš tai buvo pranešta, kad JAV viceprezidentas J.D. Vance'as atšaukė planuotą birželio 19 dienos kelionę į Šveicariją. Štai ką pareiškė Baltieji rūmai. Citata. Kaip ir sakė viceprezidentas, būsimų techninių derybų planai dar nėra galutinai suderinti, tačiau Amerikos delegacija pasirengusi išvykti į jas, kai tik atsiras pirmoji galimybė. Derybų logistika. Derybų su Iranu logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Tuo pačiu susitikimo atšaukimas buvo netikėtas, nes dešimtis Baltųjų rūmų pareigūnų, darbuotojai, kurie ruošė derybas, o žiniasklaidos atstovai, net kai kurie mano kolegos žurnalistai, jau buvo Šveicarijoje ir ruošėsi šalių vizitui. Visi jau buvo atvykę, pasiruošę ir laukia, kada amerikiečiai ir Iranai pasirašys šį istorinį susitarimą dėl karo nutraukimo nutrauksiančią karą. Ir štai čia prasideda pats įdomiausias dalykas. Prieš atšaukiant susitikimą Irano agentūra Tasnim paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad Teheranas nori pamatyti susitarimo su JAV punktų įgyvendinimą prieš pradedant kitą derybų etapą. Paprasčiau tariant, Iranas tiesiai pasakė amerikiečiams: klausykite, mes pasirašėme su jumis susitarimą, bet prieš pradėdami ką nors daryti pagal šį susitarimą, tegul amerikiečiai pirmieji įvykdo savo dalį šio sandorio. O dabar dėmesio. Atkreipėte dėmesį, kaip Donaldas Trumpas įniršo po šiandieninio Hormuzo sąsiaurio uždarimo ir pareiškė, cituoju, su jais viskas baigta. Jie negaus jokių pinigų, nė 10 centų. Atrodytų, kuo čia dėtos pinigai?
Kodėl būtent į tai atkreipė dėmesį Donaldas Trumpas? Tačiau esmė ta, kad pagal susitarimą Donaldas Trumpas sutiko atšildyti milijardus dolerių Irano aktyvų, taip pat sukurti 300 milijardų dolerių investicinį fondą Irano atstatymui. Ir draugai, štai tiems, kurie manimi netikėjo ir rašė komentaruose, kad aš meluoju, kam tu meluoji apie 300 milijonų, tai tiesiogiai parašyta toje dokumento versijoje, kurią parodė Baltieji rūmai. Ir štai Iranas sako, klausykite, duokite mums, pirmiausia duokite pinigus, panaikinkite sankcijas, atšildykite aktyvus, o tada mes pagalvosime, ar apskritai su jumis vesti kokias nors derybas. Todėl Trumpas ir supyko ir būtent todėl parašė būtent apie pinigus, o iraniečiai tiesiog jį sutriuškino. Trumpai tariant, šiandieninis Izraelio apšaudimas Libane buvo tik pretekstas, kad Iranas uždarytų Ormūzo sąsiaurį. Ir štai čia viskas galutinai įstringa aklavietėje. Reikalas tas, kad pirminis susitarimas tarp JAV ir Saudo Arabijos Iranom sukėlė gana aštrę kai kurių JAV kongreso narių, ypač respublikonų abiejose kongreso rūmuose, kritiką. Jie nerimauja, kad Vašingtonas padarė per daug nuolaidų Iranui. Dėl to J.D. Vance'as, Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas, ėmėsi gana neįprasto žingsnio. Pasirodė Baltuosiuose rūmuose, kad apgintų šią sutartį su Iranu. Jis tvirtino, kad nors sutartis iš tiesų numato nuolaidas, Iranas pirmiausia turi įvykdyti JAV reikalavimus. Citata iš J.D. Vance'o. Kai jie rodys daugiau geros valios, mes galėsime padidinti ekonominės lengvatas. Jei jie nustos elgtis geranoriškai, mes galime panaikinti šias priemonės. Galiausiai atsidūrėme situacijoje, kurioje Iranas reikalauja, kad Jungtinės Amerikos valstijos pirmosios žengtų žingsnius, o Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja, kad Iranas pradėtų veikti pirmas. Tai aklavietė. Na, pažiūrėsime, kas šioje situacijoje pirmas sumirksės. Ir kažkas man sako, kad tai vėl bus Donaldas Trumpas, nes būtent jis bijo naftos rinkos žlugimo, o ne Iranas. Iranui tai nerūpi. Iranas blokuoja Ormūzo sąsiaurį ir supranta, kad šioje situacijoje laikas dirba jų naudai. O štai Donaldas Trumpas jau viešai tiesiai pareiškė, kad taip, jis bijojo, jog tai viskas virs pasauliniu globaliu žludimu ir kainos visame pasaulyje tiesiog pakils iki dangaus, jei Ormūzo sąsiauris ir toliau bus uždarytas. Be to, JAV pareigūnai, susipažinę su derybų eiga, CNN televizijai papasakojo, kad šiuo metu abi pusės dirba prie slaptų pasiūlymų, kaip įgyvendinti šią savaitę pasirašytą susitarimą. Tačiau, kaip paaiškėjo, Iranas nepasirašė jokių papildomų dokumentų, kaip tai buvo su tarpusavio supratimo memorandumu. Todėl, cituoju, kyla klausimas, ar Trumpo administracija neperdėjo įsipareigojimų, kuriuos jį gavo iš Irano. Ir dar kartą pabrėžia, kaip greitai gali žlugti trapios politinės pastangos pasiekti galutinį susitarimą. Tuo tarpu derybos dėl Ukrainos pereina į visiškai naują lygmenį. Pagaliau tapo aišku, apie kokią Ankoridžo dvasią nuolat kalba rusai. Donaldas Trumpas iš tikrųjų norėjo atiduoti Ukrainą Vladimirui Putinui ir dėl to su juo derėjosi Aliaskoje praėjusių metų rugpjūtį. Tačiau prieš pereidami prie antrosios šio laidos dalies, noriu paprašyti jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka ir parašyti išsamius komentarus. Tai labai padės turinio plėtrai YouTube platformoje. Be to noriu jums pranešti, kad mes sukūrėme uždarą bendruomenę Patreon ir Telegram platformose. Ji vadinasi Pitchy Insight, kur galite man užduoti tiesioginius klausimus. Ten aš su jumis asmeniškai aptariu bet kokias temas. Ten nėra savicenzūros. Ir ten mes kartu su jumis nusprendžiame, kokias temas aptarsime toliau šiame YouTube kanale. Na ir dar ten yra atskirų analizių, kurios čia YouTube nepasirodys. Ir ten jūs gaunate išskirtinę prieigą prie uždarų transliacijų kiekvieną mėnesį, kur bus klausimų atsakymų sesijos. Taip pat prie mano kasdienių analizių. Nuoroda į Patreon yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Būtinai prisijunkite. O jei norite tiesiog vienkartinai paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai labai dėkingas. Taip pat aprašyme rasite visas nuorodas ir rekvizitus, kaip tai galima padaryti. Ir sekite mane socialiniuose tinkluose. Ten taip pat susitinkame. Visos nuorodos, visi rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. O mes kęsime.
Taigi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šokiravo prisipažinimais apie tai, kaip Donaldas Trumpas iš tikrųjų bandė parduoti Ukrainą Vladimirui Putinui. Ir štai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, atėjęs į valdžią, manė, kad Ukraina pralaimės šį karą su Rusija. Pasak Macrono, Trumpas privačiuose pokalbiuose įtikinėjo europiečius, kad jiems jau laikas susitaikyti su tuo, jog Ukraina pralaimės ir vis tiek taps Rusijos dalimi. Tipo, tiesiog atiduokime ją ir viskas. Ką mes iš viso su ją vargstame? Toliau pateikiu Emmanuelio Macrono citatą. Prisiminkite 2025 m. sausį-vasarį. Jis, tai yra Trumpas, manė, kad Ukraina pralaimės. Viskas blogai klostėsi, ovaliajame kabinete susitikimo su Zelenskiu metu. O tada įvyko Trumpo ir Putino susitikimas Ankaridže. Tai sukėlė vilčių dėl susitarimo, pagal kurį Ukrainai buvo siūloma tiesiog perduoti teritorijas, kurių Rusija dar net nebuvo užėmusi. Toliau, Macronas pridūrė, kad po to pačiame 2025 m. rugpjūčio įkarštyje jis su kitais Europos lyderiais išvyko į Vašingtoną, kur jie pasakė: klausyk, Donaldą Trumpai, neįmanoma tiesiog atiduoti Ukrainos ir Europa to neleis. Galiausiai Trumpas pamatė, kad pareiškimai apie Ukrainos pralaimėjimą buvo didžiulis melas. Toliau, dar viena Macrono citata. Nuo to laiko buvo nueitas didžiulis kelias ir šis kelias visų pirma yra ukrainiečių pergalė, jų gebėjimai ir jų įtikinamumas. Prezidentas Trumpas pamatė, kad viskas, ką jam sakė, kad ukrainiečiai žlugs, kad jie neišgyvens žiemos, kad jie pralaimės, pasirodė esą netiesa. Jis pamatė, kad prieš jį stovi drąsūs išradingi žmonės, kuriuos jis dabar gerbė. Tačiau po to Macronas dar labiau šokiravo. Vadinasi, Prancūzijos prezidentas tiesioginėme eteryje iš esmės patvirtino, kad 2025 m. rugpjūtį Ankoridže susitarimas jau buvo beveik ant stalo. Ir Donaldas Trumpas šiame susitarime iš tikrųjų norėjo atiduoti Vladimirui Putinui Ukrainos teritoriją, kuri dar net nebuvo užimta Rusijos armijos. Turimos omenyje dalis Donecko ir Luhansko sričių. Ir žinote, dabar žvelgdamas atgal į įvykius artimuosiuose rytuose, prieinu prie paprastos išvados. Jeigu norite suprasti, kas yra Ankoridžo dvasia, perskaitykite sandarą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano sąlygas ir pabandykite ten rasti Izraelio vietą. Su Izraeliu iš esmės taip pat įvyko savotiška Ankoridžo dvasia. Trumpas paprasčiausiai išdavė Izraelį, kai suprato, kad pats pralaimėjo šį karą ir reikia kažkaip išsisukti, neprarandant veido. Tuo metu jam visiškai nerūpėjo sąjungininkai. Tačiau laimiai Izraelis neprapuls, kaip neprapuolė ir Ukraina. Tačiau čia staiga situacija pasikeitė po to, kai visi G7 lyderiai išvakarėse būtent šią savaitę kartu atidžiai žiūrėjo degančios Maskvos kadrus. Leidinys The Economist šiandien rašo, kad pasiūlymas dėl taikaus konflikto sprendimo Ukrainoje gali apimti etapų planą panašų į tą, dėl kurio Donaldas Trumpas ką tik susitarė su Iranu. Ir štai šį etapų planą Trumpas kartu su europiečiais aptarė didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Kaip rašo leidinys, Rusijos kariuomenės nesėkmės ir Ukrainos sėkmės smūgiuojant dronais tiek pačiai kariuomeniai, tiek jos tiekimo keliams ir objektams pačioje Rusijoje pradėjo keisti Donaldo Trumpo požiūrį į Rusijos ir Ukrainos konflikto eigą. Paaiškėjo, kad Kijevo atstovai ir jo komanda šiuo metu kasdien konsultuojasi, kaip priversti Rusiją sėsti prie derybų stalo. Ir štai tokiame kontekste Trumpas iš tiesų pareiškė, kad yra pasirengęs spausti Putiną ir suteikti paramą Ukrainai. Iškart pasakysiu, neverta manyti, kad Trumpas staiga pakeitė nuomonę ir tapo dideliu Ukrainos šalininku. Ne, tai nėra taip, tai situacinė istorija, tačiau vis dėlto įvykiai Rusijoje, šie sprogimai, degančios naftos perdirbimo gamyklos parodė Trumpui, kad pralaimintis tikrai taip neatrodo. Ir štai viena iš amerikiečių ir ukrainiečių aptariamų idėjų yra karo užbaigimas dviem etapais. Iš pradžių numatoma nutraukti karo veiksmus palei dabartinę fronto liniją, 50-70 km į abi pusės nuo jos. Tai reiškia, kad fronto linija ir 50 km į abi pusės, iš viso 100 km yra užšaldoma. Tai zona, kurioje neturi būti jokios ugnies, jokių apšaudimų, nieko. Na, o tada, kai šis ugnies nutraukimas veikia, sudaroma platesnė sutartis dėl visiško ugnies nutraukimo visose frontuose ir karo sustabdymo.
Ir štai, pasak The Economist, atsinaujino ir neoficialios dėrybos su Maskva. Būtent todėl dabar girdime tiek daug viešų Sergejaus Lavrovo pareiškimų. Jis netgi parašė visą straipsnį, kuriame pasakojo, kaip europiečiai klysta, kaip europiečiai bando naudoti Ukrainą kaip vieningą kumštį, kad sukurtų bendrą Europos didžiulę armiją, kuri vėliau eis kariauti su rusais. Jis parašė apie tai, kaip Europa apdirbinėja Ukrainą, Moldovą, dabar dar ir Armėniją ir taip toliau ir taip toliau. Ir apskritai Europa, galima sakyti, neteisingai veda dėrybas. Visa tai kyla iš čia. Pasirodo, kad europiečiai su amerikiečiais ir ukrainiečiais iš tikrųjų G7 viršūnių susitikime aptarė formatus, kaip priversti Maskvą sėsti prie dėrybų stalo. Tačiau problema ta, kad Ukrainoje yra įsitikinę, jog Rusija vargu ar imsis kokiu nors veiksmų iki spalio. Kodėl iki spalio? Nes tada Rusija norės suteikti Donaldui Trumpui paramą prieš tarpinius rinkimus į Kongresą ir gauti kažką mainais. Tačiau greičiausiai Kremlius temps laiką iki kito pavasario. Tikėdamasis, kad dar viena masinė žiemos raketų ir dronų kampanija prieš Ukrainos miestus ir energetinę infrastruktūrą pagaliau privers Ukrainą nusileisti Maskvai ir beveik kapituliuoti. O Maskvoje ir toliau tvirtina, kad jie pasirengė deryboms tik Ankoridžo dvasioje. Turėdami omenyje, kad 2025 m. rugpjūtį susitikime Aliaskoje Vladimiras Putinas neva susitarė su Donaldu Trumpu dėl viso Donbaso perdavimo Rusijai ir de jure bei de facto jos kontrolės pripažinimo Kryme bei okupuotose Chersono ir Zaporižės sričių teritorijose. Na, o dabar iš Emanuelio Makrono žodžių suprantame, kad Trumpas iš tiesų ruošiasi atiduoti Ukrainą. Na, o šiandien pabaigoje Trumpas pridūrė trumpą, bet labai iškalbingą pareiškimą. Toliau jį pacituosiu, jūs viską puikiai suprasite. Aš nesu didelis Ukrainos gerbėjas. Išskyrus jų moteris, jos nuolat laimi Miss Visata konkursą. Štai toks Trumpo požiūris į pasaulio globalias problemas. Čia padarysiu pauzę. Draugai, prenumeruokite kanalą, paspauskite patinka šiam įrašui, rašykite savo komentarus, nuomonę, išvadas apie šias dvi globalias temas. Ir jei norite paremti YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti paaukoję bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Būtinai prenumeruokite mano socialinius tinklus – Instagram, TikTok ir žinoma Telegram kanalą. Ten pasirodo tai, ko čia YouTube'ą nepamatysite. Tai viskas, saugokitės. Visiems kol kas.